Sveiki! Aš, Austėja, šiandien kviečiu keliauti laiku į tolimą praeitį ir kartu pamatyti archeologų darbą ir atradimus iš arti. Eidami pro archeologinę perkasą, praeiviai dažniausiai klausia vieno – ar aukso randate? Archeologai čia atsidūsta ir beveik visada sako – dėja. Tad kyla antras klausimas – o tai ką randate? Ir čia dažniausias atsakymas – keramika. Kiekvienam rekonstruktoriui turėti nuosavus indus privalu. Štai ir aš. Kiekviename renginyje turiu ir savo molinį indą, ir šventinę stiklo taurę. Šiais laikais aiškiai matome technologijų progresą. Lygiai taip pat archeologai mato technologijų kaitą keramikoje. Nuo pačios primityviausios keramikos atsiradimo iki gausiai dekoruotų ir puošnių indų. Tad kviečiu pažinti keramiką iš arčiau. Pasvarstykim, kaip galėjo iš tikrųjų pirmykštis žmogus iš viso sugalvoti iš molio lipdyti. Kas galėjo jo galvoj suktis, nes tie indai, jie labai ankstyviai yra moliniai, bet iki jų. Amžinatilsis Veikantas sakė, ėjo oželis, įminė pėdelę ir gavosi dubenėlis. Ir gavosi dubenėlis. Ar ėjo žmogelis įminė pėdelę, bet čia matyt, kad pastebėjo, kad ar po gaisro, ar ilgai kūrenant laužą vienoj vietoj, tas molis grįždami sukietėja ir ten jau galima kažką su juo daryti. Va, tai dėl to, mano manimu, ir prasidėjo ta keramika. Grinai pastebėta, kad tas molis, o gal vaikai lipdė? Gal vaikai žaidė ir įmetė, kaip sakoma, kaip ten gavosi, nežinau, galbūt. Ir tas įvyko. Graži legenda ir versija. Tačiau taško nededu. Maždaug prieš 6000 metų mūsų teritorijoje pradėti lipdyti indai vertė klajojančias bendruomenės tapti sėsliomis. Puodžiai kelionėje per tūkstantmečius molio šukėse paliko savo ženklus. Juos šiandien kartu su laidos dalyviais ir mėginsiu perskaityti. Ženklai ir puodai kito pagal praktinį ir estetinį poreikį. Žolių, mėšlo priemaišas molyje keitė grūstas granitas. Viena ranka sukama stovylą keitė žaidžiamasis ratas. Keramika buvo, yra ir bus mokslininkų tyrinėjimo objektas. Skaitomi pranešimai konferencijose, leidžiamos monografijos, atliekamos rekonstrukcijos ir eksperimentai. Kernavėje rekonstruojant 14 amžiaus juvelyro šeimą prie pietų stalo, košė buvo pateikta moliniame puode. Įvairaus dydžio lipdyti ir apžiesti moliniai indai dominuoja rekonstruotame juvelyro kaimynų Kalvio ir Kauladirbio namų interjere. Vieni puodus lipdydavo, kiti daužydavo. Šeimininkai šukes, kaip ir kitus netinkamus naudoti daiktus, išmesdavo greta gyvenamosios vietos. 14 amžiaus Kernavėje požiūris į atliekų tvarkymą tiek slėnyje gyvenusių amatininkų sodybose, tiek Piliakalnyje įsikūrusio kunigaikščio valdose buvo vienodas. Skirtingas tik pro pastatų langus ar duris į lauką skriejęs šiukšlių turinys. Aukuro Piliakalnyje kunigaikštis ir jo svita gėrimais mėgavosi iš prabangių importinių stiklo taurių. Puodai, ąsočiai, dubenys ir lėkštės pilies menėse buvo, kaip ir pridera, išskirtiniai. Aukuro Piliakalnyje archeologinių tyrimų metu, nuėjimus viršutinius sluoksnius ir prisikasus iki 14 amžiaus pastatų struktūrų, pasimatė radiniai. Puiki medžiaga norintiems rekonstruoti ne tik amatininkų, bet ir didikų prabangę kasdienybę. Šiandien gilinamės jau 6. sluoksnį, nukasinėjom, kuo jisai išsiskiria iš aukščiau buvusių, tai pasirodo vis daugiau tikrai stambių, palyginti stambių akmenų. Viena koncentracija iš jų ženklina Piliakalnį supusi visų perimetrų gynybinį tvirtinimą pagal keramiką, vėlgi tie patys viduramžiai, bet štai kitame perkasos
kampe matome kitą struktūrą, taip pat panaudota daug stambių akmenų, tie patys viduramžiai, bet kadangi perkasos kampą pateko tik tais dalis tos struktūros, tai kol kas sunku konstatuoti, kas tai yra. Galbūt kažkokio statinio kampas sutvirtintas, sunku pasakyti, žiūrėsim. Bet bent jau radiniai rodo gražų 14 amžių, radiniai išskirtiniai, būdinga keramika su voleliu, taip pat viena šukė labai įdomi, pirmą kartą Kernavėj tokią matom glazūruotą polichrominę keramiką, čia matyt atkeliavusi kartu su čia aptinkamomis stiklo šukėmis, stiklo taurių šukių fragmentais iš rytų dabartinės Sirijos teritorijos matomai. Tai va taip, kasamės toliau į gylį. 14 amžiaus kultūrinis sluoksnis tą dieną padovanojo kelias dešimtis keramikos šukių. Indai dužo. Intensyvus gyvenimas neapsėjo be dramų. O gal tai elementarus netidumas naudojant vertingus, tačiau smūgiams neatsparius daiktus. Šitas puošnus molinis indas taip pat dužo, buvo išmestas ir po 700 metų rastas prie kol kas nenustatytos paskirties pastato pamatų. Tokio finto. Aš irgi nesu matęs. Pirmą kartą matau. Reiktų savo. Sako, žinot, ką tas volelis imituoja? Kai pariždavo puodą ant virvučių nešimai. Ai, virvutę pačią, ne? Jo, virvutė. Tai galbūt čia irgi, žinai, ta buvo virvutė apačioj, viršuj ir dar tarpinė kažkokia virvutė. Gal. Aš irgi tokio nesu matęs. Na, bet tikrai apžiesta čia iš to. Žodžiu. Geras, Čia galbūt geras. tas variantas, kur atsirado vienas menininkas bendruomenėje, kuris nusprendė, kad aš jums puodą pagaminsiu, kokio jūs nematėt. Keramikos šukės dažniausiai aptinkamas archeologinis radinys. Iliustruojant šį teiginį, parodysiu jums vieną sezoną tyrinėtos ne pačios didžiausios perkasos derlių. Dominuoja keramikos šukės. Tyrimams pasibaigus, darbai tęsiasi archeologų kabinetuose. Šukės plaunamos, vertinamos, rūšiuojamos, sveriamos ir skaičiuojamos. Tyrimo metu perkasa suskirstyta kvadratais, o skaičiai ant radinių maišelių – tai kvadrato numeriai. Aptiktų radinių, objektų ir struktūrų vietos matuojamos elektroniniu tachiometru. Trimatėje erdvėje gauti duomenys padeda išskirti sluoksnius, o kabinete sumažintų masteliu galima sudėlioti visą vieno sluoksnio radinių vaizdą. Keramikos šukių datavimas reikalauja patirties ir žinių. Lauko sąlygomis ar kabinete nustatytas datas patvirtina ar patikslina laboratoriniai tyrimai. Šukių išvaizda suteikia kultūroms pavadinimus. Fragmentas su brūkšniuotu paviršiumi nukels prieš 2 ar 3 tūkstančius metų ir informuos, kad puodą gamino brūkšniuotosios keramikos kultūros atstovas. Mūsų eros pradžioje puodžiai pradėjo lipdyti indus su grublėtu paviršiumi. Dar kelių šimtmečių prireikė, kai košė ant pietų stalo buvo atnešta žiestame puode. Archeologų perkasuose kelių centimetrų storio sluoksnius gali skirti šimtmečiai ar net tūkstantmečiai. Objektuose epochų palikti siurprizai ir netikėti atradimai pasitaiko labai dažnai. Prieš pradedant tyrimus Kaišiadorių rajone prie Vilūnų kaimo buvo žinoma apie čia kiek anksčiau paviršiuje aptiktus akmens amžiaus gyvenvietės pėdsakus. Titnago dirbiniai tai patvirtino. Yra ir titnaginis akmens amžiaus dalykas ir taip pat įsijojom keramiką, kuri yra jau vėlesnė. Kompleksinis objektas, tai yra ne vieno laikotarpio, o bent kelių laikotarpio. Titnago nuskalėlės, kažkokie dirbiniai, čia kauliukas. Tai tokių šimtais pririnkta. Kiek giliau tame pačiame plote aptiktos iki tol nežinomos kaimo kapinaitės. Pagal radinius nustatyta, kad mirusieji čia laidoti 16–17 amžiuje.
Permaišytose sluoksniuose netikėtas radinys. Geležies amžiuje prieš 1500 metų nulipdyto puodo šukės. Autorius dėl estetinių ar praktinių sumetimų savo pirštais pagražino puodo šonus. Taip mūsų laikus pasiekė molyje palikti, čia atklydusios ir apsistojusių klajoklių genties atstovų autografai. Čia toks gnaibimo ornamentų puoštas puodas, būdingas 1 tūkstantmečio viduriui. Tokiu pasitaiko tam vadinamajam tautų kraustymosi laikotarpiui. Taip, kai tokiais išgnaibytais ornamentais visas puodo senelės buvo čia, matot, viršus. Yra, tai viršus toks paprastas, briaunotas, o senelės buvo puoštos. Ten galim paimti kitą šūkį. Gal bus. Vat, iki padugno. Čia dugnas, puodelis reiškia nėra didelis, būna kartais tankesnis gnaibimas, čia retesnis, bet toks pakankamai įdomus dalykas, liudijantis, kad šitoj kalveliai ne kartą žmonės matyt buvo apsistoję, ilgiau, trumpiau nepasakysi, gamta viską sunaikino, liko tik paskiri dirbiniai. Šitas puodas akivaizdžiai, kad jis susiklijuos, tai jis pataps tuo vadinamoju archeologiniu sveikų puodu, kuomet randama didžioji jo dalis ir įmanoma atkurti visą profilį. Tai čia galima galbūt net ir pasižiūrėti. Štai, kažkaip tai taip, čia visiškai nesiklijuoja, sakykime, bet kažkas taip panašiai. Čia gali būti restauratoriai, jį gali, manau, kad atkurs. Šukių lizdas. Archeologų vartojamas terminas, o tokio radinio vaizdas perkasoje ne specialistui, ko gero panašus į žemės, smėlio ir molio suklijuotą gniutulą. Tikimybė, kad restauratorių dirbtuvėje šis gniutulas virs puodu, labai didelė. Lauko sąlygomis sukonstruoti ką nors panašaus į puodą iš šukių, surinktų visame tyrinėjamame plote, retai pavyksta. Sensacija galima drąsiai vadinti aptiktą, laiko nepažeistą formą ir turinį išsaugojusi keramikos dirbinį. Ypač, jei tas radinys nukelia į tūkstantmečius nuo mūsų nutolusias epochas. Mes pirmą kartą su sveikais puodais susidūrėm visiškai netikėtai. Susidūrėme pačiai pabaigoje 20-ojo amžiaus, kasinėdami ankstyvojo geležies amžiaus, 1 tūkstantmečio prieš Kristų, kapinyną esantį Neries pakrantėje. Ir pirmi kapai, kuriuos mes ten aptikom, buvo degintiniai kapai, buvo kapai su akmenų konstrukcijomis, bet urnos, laidojimo urnos radimas, tai visiškas netikėtumas. Ir kai visai negiliai, vos 22 cm gylyje nuo žemės paviršiaus pasirodė puodo pakraštėlis, pirmas studentų ir visų dalyvavusių kasinėjimuose įspūdis buvo, kad tai yra, ko gero, viduramžių puodas ir kad mes jame toj surasime kažkokį tai lobį, ar papuošalų lobį, ar nuo kryžiuočių paslėptų bėgant iš degančios pilies Kernavės 14 amžiuje, ar tai bus lietuviški ilgiai. Pirmas buvo toks įspūdis, bet tik pradėjus atvalinėti to puodo pakraštėlį, mes pamatėm, kad puodas lipdytinis ir kad jo paviršyje aiškiai matosi brūkšniavimas. Tai vėlgi buvo sensacija ir galbūt dar didesnė sensacija, todėl kad mes aptikom pirmą brūkšniuotosios keramikos urną, kuri sieja tą visą kapinyną su brūkšniuotosios keramikos kultūra. Ir dar įdomiau tai, kad mes niekada negalėjom pagalvoti net, kad ta tradicija labai plačiai paplitusi Vidurio ir vakarų Europoje, 1 tūkstantmetyje prieš Kristų, būtų atkeliavusi į miškų zoną, į tokią archaišką, baltišką rytų baltų brūkšnios keramikos kultūrą, tai čia visiškas netikėtumas buvo. Visi mirusieji tuo metu buvo deginami ir jų palaikai buvo supilami į molinius puodus ir palaidojami negiliai. Ir kas labai įdomu, kad
Vienas iš tokių kapinynų aprašytas dar 15 amžiuje garsaus lenkų istoriko Jano Dlugošo. Jis aprašytas kaip vienas iš Lenkijos žemės stebuklų, kad Lenkijos centrinėje dalyje, Nohovo vietovėje, Palukų regione, tai yra Kujavijos Pamario vaivadija dabartinė Lenkija, netoli garsios biskupino gyvenvietės, buvo randami kasant, tiesiog lauke buvo randami podai, kurie kaip grybai po lietaus dygsta ir kai jos iškasa, jie pradžioje būna tokie trapus, o paskui jau tie podai sutvirtėja. Ir net Jogailos valdymo laikais buvo organizuota ekspedicija pažiūrėti to Lenkijos žemės stebuklų ir turėjo praeiti tik tai keli šimtmečiai, kad žmonės suprastų, kad tai nėra stebuklingas gamtos reiškinys, o kad tai yra kapinynas, plokštinis kapinynas, priskirtinas Lūždėnų arba Pamario kultūrai. Jau nuo XIX amžiaus Vakarų Europos muziejus ištisas lentynas užpildė tos urnos. Jos būna ir labai paprastos, kartais būna labai gražios, kaip veidinės urnos, kurios atvaizduoja net žmogų, kartais urnos su specialiomis angomis, tarsi namelis mirusiojo, kur jos siela gali išskristi pro tą angą. Na, tikrai tos urnos atkasimas tai buvo ne tik tai sensacija, bet jai buvo skirtas didžiulis dėmesys. Tai yra labai sena keramika. Čia podai, kuriems daugiau kaip 2,5 tūkstančio metų. Keramika paprastai išdegta nelabai aukštoje temperatūroje, tad jinai nėra labai tvirta. Ir ją laiko iš esmės tik viduje esančios žemės, tas gruntas kartu ir visas jos turinys, na ir žemės leidžia ją išlaikyti tokią formą. Todėl iškasant archeologinę keramiką, ją reikia specialiai apdoroti. Ir tas apdorojimas keramikos prasideda dar lauko sąlygomis, ką mes ir darėme, tyrinėdami tą kapinyną. Prisotintos ir sutvirtintos specialiais cheminiais tirpalais, suvyniotos į audeklus urnos, su visu turiniu buvo nuvežtos restauratoriams. Šiandien jos Kernavės muziejaus ekspozicijoje. Antropologai ištyrė, kad vienoje urnoje palaidotas nenustatytos lyties vaikas iki 5 metų amžiaus, kitose urnose moterys. Paslaptingi brūkšniuotosios keramikos kultūros atstovai Kernavės Pajautos slėnyje, keli šimtai metrų nuo gentainių laidojimo vietos, paliko dar vieną ryškų pėdsaką. 2019 metais aptiktas nemirusiems, o gyviesiems tos epochos gyventojams skirtas indas. Reikėjo atlikti tyrimus tiesiamo elektros kabelio vietoje į slėnį esančią sodybą. Nusprendėm pritaikyti ir magnetometrijos metodą. Tai yra būtent tos trasos vietoje žvalgyti su magnetometru ir tada jau anomalijų vietose vykdyti archeologinius tyrimus. Netoli miškelio kampo buvo fiksuota anomalija, kurią traktavom kaip kažkokia įgilinta struktūra arba duobė kažkokia tais, galbūt stulpavietė. Tačiau jos vietoje, gilindamiesi, aptikome brūkšniuotos keramikos, kaip iš pradžio atsidengia, tai tiesiog šukė. Ir galvojom, kad tiesiog bus didelis pakraštėlis, tačiau po biškį atidenginėjant atsidengia visas puodas, datuojamas 2-3 amžiumi po Kristaus, nuo pat viršaus iki apačios išlikęs praktiškai pilnai su labai nedideliu pažeidimu. Tai tikėtina, kad jisai buvo įkastas visas ir ar jisai pavirto šonu vėliau, ar jis jau toks įkastas buvo, sunku pasakyti. Puodo turinys, tai mes ir prasijojom žemes viduj buvusias, ten su labai smulkiu sietu, buvo rasta tik tais ten, keli angliukai, bet jie tikėtina iš pačio kultūrinio sluoksnio yra prikritę ir sunku sieti tiesiogiai su puodu. Todėl apie patį turinį tai sunku pasakyti, koks jisai buvo, kas ten iš tiesų buvo viduje. Bet spėčiau, kad reiktų sieti su kažkokiu sandėliavimu. Puodas archeologų perkasoje, kur praleido 2000 metų. Ir puodo šukės kabinete, kuriame jos praleido beveik metus. Buvusi forma ir išvaizda puodui sugrąžinta Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre. Šių ir anų laikų meistrams pagaminti tokį puodą iš paruošto molio pakaktų kelių valandų. Restauravimo trukmė skaičiuojama mėnesiais.
Darbą atlikusios restauratorės Rasos Bieliauskaitės Mykolaitienės kompiuteryje ir telefone liko užfiksuoto ilgo ir sudėtingo proceso nuotraukos. Čia modeliuojamos šukės, dėliojamos, ieškoma, ne visos turėjo savo tikslę padėtį, tai tiesiog reikėjo ilgai ieškoti, kur dugnelio fragmentas, kad atitiktų pagal faktūrą, pagal spalvą. Šukių buvo pakankamai daug, 260. Tai ta paieška gan ilgai užtruko, reikėjo va taip ir žymėtis, maždaug čia tokios tikslios vietos kaip ir nėra, pasižymė pagal jų paviršių, pagal faktūrą. Čia įspūdinga nufotografavau, kiek mažai lietėsi fragmentai tarp savęs. Buvo ir paviršiaus nutrupėję, ir tiesiog labai mažas buvo tas lietimosi paviršius. Čia eigoj pagaliau nulipdyta plastilininė forma, kuri jau buvo patikslinta, galutinė diametras, ir tada jau ant plastilininės formos jau... Štai ant tos plastilininės formos dar uždėjau plėvelę, kad plastilinas nekibtų prie šukių, ir jau tada dėliojau jau galutinį variantą, jau patikslinta buvo ir dydis, ir diametras, ir tada jau dėliojau šukės. Atkurti formą, rekonstruoti formą galima tik tada, kai yra žinomas viršutinis diametras, tai būtinai turi būti viršutinės šukės išlikusios, net ir galėtų būti šiuo atveju yra gan didelis fragmentas, čia suklijuoti fragmentai, bet jeigu būtų net ir tik va šitoks fragmentas, jau galima daryti brėžinį ir numatyti, koks yra viršutinis diametras. Labai svarbu, kad būtų žinomas siluetas, tai svarbios viršutinės šukės, vidurinės dalies irgi svarbios šukės, žinoma, idealu, kad jos jungtųsi tarp savęs, ir būtinai dugno fragmentai, kad būtų, nes pagal dugno fragmentus irgi galima pasidarius brėžinį numatyti, koks yra diametras apatinės dalies. Filmavimo kamera užfiksavome paskutinį puodo rekonstrukcijos etapą. Padengimas gruntu. Ir gruntu galima suformuoti faktūrą. Tai bus ir brūkšneliai, ir lipdymo pėdsakai, ir galima patikslinti visus niuansus, kas yra būdinga lipdytai keramikai. Kartais reikia keletą sluoksnių gruntų padengti. Po to bus jau tonavimas. Indas yra degtas atviroj liepsnoj, visokių niuansų yra, viena pusė šviesesnė, kita tamsesnė. Tai mūsų toks yra restauravimo etikos principas, kad vienu tonu šviesesnė turi būti jau galutinis atspalvis, nes jeigu visiškai viena spalva ir pakankamai būtų jinai tokia vientisa, visas būtų kaip žemėlapis. Žinoma, tokio vaizdo stengiamės išgauti tokį vaizdą, kad ir žiūrovai būtų atpažįstamas tas jau atkurtas paviršius ir matytųsi, kur yra autentiškos šukės. Yra ir piršto. Va, yra piršto iški. Po kelių savaičių puodas atkeliavo ant mūsų laidos ekspozicinio stalo. Su laidos konsultantu, mano tėčiu Aleksu, nusprendžiau paieškoti brūkšniuotosios keramikos kultūros puodžių kūrinyje paliktų autentiškų ženklų. Viršutinė dalis turi horizontalų brūkšniavimą, likusi puodo dalis, visa ta bazė, ji yra vertikaliai brūkšniuota taisyklingai, lygiai. Tai rodo, kad nesu žalių gniaužti pilikai paplyginamas paviršius, bet jau yra kažkokios šukutės ar kažkokia švatelė tokia naudojama, kur padaro pakankamai taisyklingą ornamentą ir, kas dar labai irgi būdinga, visą tą daugiau ar mažiau išreikštą briauną, ji puošta duobutėmis, gali būti net valelės toks suformuotas, nago įspaudai. Čia yra nagiukai, vat pažiūrėsim, kur yra natūralus, kur yra geriau išlikęs, va čia yra išlikęs natūralus paviršius, čia restauratorė, jau truputį kitokia spalva, šviesesnė, kur restauruotos dalys. Ir vat mes matome nagiukas, aha, tai taip ėjo, o čia šitaip. O čia su kito pirštu nagiukas, reiškia. Nagas nedidelis ir pirštas nedidelis, tai moteriškė matyt lipdė tą puodą. Ir čia eina ir tas pirštas, ir tas. Va čia eina taip eina, o čia va, iki čia daėjo, o čia su šituo pirštu daro.
Tai rodo, kad jinai nesuka jo ant stovilo ir jis dėl to toks kreivas, o jinai jį va šitaip tiesiog pajudina. Ne ant stovo, jinai pati podą pajudina. Todėl jį taip gaunasi. Jeigu jis visą suktųsi, jinai visą padarytų vieną kryptim. O čia taip ir taip nagas eina. Čia mes galim net pasakyti, kad dar neturėta net stovilo kažkokio. Jeigu jau turi bent jau kažkokie tai sukimosi galimybę, tai tada jis toks tvarkingesnis. Dabar vidinis paviršius neturi nei brūkšniavimo, jis tiesiog užlygintas, formuota iš 4-5 cm pločio juostų ir va čia mes matome, kaip tas juostas buvo sulipintas irgi pirštai. Nuo dugno pradeda ir juostą vieną ant kitos reiškia ir išgaunam tokią vat formą. Tyrinėjant rekonstruotą archeologinį puodą, įvertinę jo radimo vietą ir aplinkybės, atkūrėme trumpą praeities gyvenimo epizodą. Nepanašu, kad tai yra puodas skirtas maisto gamybai, o tai yra puodas skirtas laikyti arba biriems produktams, arba skysčiai. Tai vat gali būti, kad ėjo pasisemti vandens ir kažkas tai jam sutrukdė. Jis nebuvo sudaužytas ir sumestas kaip lizdas, o jis gulėjo išlaikęs dar formą. Ir dar kas įdomu, kad ten visiškai šalia yra antra tokia pati anomalija, tai dar nespėjom jos patikrinti, bet labai tikėtina, kad gali būti antras toks pats. Tai reikėtų, aišku, jas patikrinti, iškasti ir tada žinotume, ar iš tikrųjų ten tas dar vienas puodas guli panašus ar ne. Rasti visiškai išlikusi sveiką keramikos indą archeologams didelis džiaugsmas. Na, o radus tik šukes, džiaugtis galime per rekonstrukcijos procesą. Archeologinė rekonstrukcija tuo ir žavi. Per procesą ne tik patvirtiname vienas ar kitas hipotezes, bet ir patiriame galbūt tai, ką patyrė protėviai. Keramikos ištakų mūsų krašte paieškas tiesiog su Nidoje vykusio rekonstruktorių renginio vaizdais. Smėlėtoje Kuršių marių pakrantėje įrengta akmens amžiaus stovykla dalyvius ir žiūrovus nukėlė 5000 metų į praeitį. Visai netoli šios vietos archeologė Rimutė Rimantienė 1973 metais atrado ir 5 metus tyrinėjo akmens amžiaus pamarių kultūros atstovų palikimą. O jie Nidos smėlynuose paliko būstų konstrukcijų pėdsakus, akmeninius darbo įrankius, titnaginius ginklus, gintarinius papuošalus ir apie 100 000 keramikos dirbinių šukių. Su bičiuliais rekonstruktoriais renginio metu naudojame pagal šukių fragmentus atkurtus puodus. Laidoje seniausia šukė bus ši, atstovaujanti kitiems baltiškos Nemuno kultūros palikuonims. Šukę išvydau Vilniaus puodžių ceche kaip tik tuo metu, kai buvo minkomas molis akmens amžiaus Nemuno kultūros puodo rekonstrukcijai. Čia įdomu yra tai, kad molis yra mišinys, nėra grynas molis, o yra su mėšlu ir su žolėm. Pavyzdžiui, perpjovus galim pažiūrėti, kas čia atrodo ir matot, sunkiai pjaunasi labai. Žodžiu, mes bendradarbiaujam su archeologė Eglė Šatavičė. Jinai šiuo metu kaip ir šviežiai yra apsigynus disertaciją, būtent kuri apima ir keramikos tyrimus ir mums labai padėjo šitam dalyke. Tai praktiškai iš vienos pusės yra padaryti originalių šukių tyrimai, iš kitos mes vizualiai žiūrime, tikrinam šukę ir bandom sugretinti tai, ką matom paprastą akimi ir tai, ką rodo tyrimų rezultatai. Tai šiuo atveju, jeigu pasižiūrėti konkrečiai va šitą indą,
Tai šiuo atveju yra molis, mėšlas ir kapota žolė. Mums rūpi gal daugiau technologinė pusė. Pabandom pagal tyrimus padaryti identišką masę ir pažiūrėsim, kiek jinai atitiks savybės, kiek žodžiu, paskui pakartotiniai tyrimai bus vėl, reik manyti, daromi. Ir tada bus galima sugretinti originalios šukės ir šito eksperimentinio indo sudėties rezultatus. Jeigu būtų lipdomi viens po kito tokie puodai, tai gana greitai lipdytųsi. Viskas priklauso nuo to, kur mes esam, koks aplinkui oras, saulė, nesaulė, vėjas ir panašiai. Tai tie žmonės, kurie lipdė, jie negalvojo, jie lipdė greitai. Tai reikia manyti, kad vieno indo lipdymas galėjo užimti, tarkim, iki valandos. O šitie indai, kuriuos mes lipdom, tai mums užima labai daug laiko. Aš net nesitikėjau, kad mes tiek laiko turėsim skirti kiekvienam indukui. Vien paruošti vienam indui molį, tai praktiškai kelių valandų, kartais reikia jau turinti viską, vien tik suminkimui. Mes šitų indų rekonstravom apie, kokį 14-15 plius minus. Vilniaus puodžių cecho komandą galima vadinti archainės keramikos rekonstrukcijų pradininkais. Galima nesutikti ir diskutuoti dėl šio titulo, tačiau pirmosios kūrybinės stovyklos pagreitį įgavo būtent dėl Vilniaus puodžių cecho komandos. Trakų Pusiasalio pilies kieme pirmą kartą sujungtos archeologų, muziejininkų ir senovės amatų rekonstruktorių žinios. Iš pradžių kaip vasaros praktika Vilniaus universiteto ir Dailės akademijos studentams. O po kelių sezonų organizatoriai į kūrybinę stovyklą pakvietė visus norinčius. Tai galų gale pradėjom priimti ir šiaip žmonės, kuriems tas yra įdomu. Jiems buvo įdomu pabandyti šituos amatus senuosius ir jie kartais taip stengdavosi, taip dirbdavo, kad pranokdavo ir tuos studentus, kuriems pagal specialybę tas buvo priklausoma. Ir mes patys irgi darydavom šitos dirbinius, replikas ir šiuo atveju Elena, Laura ar aš mes imdavomės jau pačių sudėtingiausių dirbinių, replikų ar rekonstrukcijų darimo ir tam skirdavom irgi savo laiko dalį. Kadruose vaizdai, kuriuos jau galima vadinti archyviniais. Kūrybinės stovyklos tema – akmens amžiaus Nemuno kultūros keramika. Nuo archeologinių radinių apžiūros ir vertinimo iki molio paruošimo. Nuo puodo lipdymo iki jo išdegimo lauže. Po 14 metų tema vėl grįžo. Šį kartą į cecho dirbtuves kaip mokslo eksperimentas. Su eksperimento objektais, rekonstruotais puodais, pažintį pradėjau kaip ir bet kas pirmą kartą juos išvydęs. Stebino dydis ir šonų dekoravimas bei ornamentika. Yra dar toks dalykas, kad keitėsi tos bendruomenės, ateidavo iš šen ir ten naujos gentis, jos atsineždavo savas technologijas. Ir tas matosi net vienam ir tą pačiam objekte archeologiniam, ta keramika gali skirtis. Ir technologiškai, ir, sakysim, forma kitokia būti indų. Tai iš to galima daryti išvadą, kad tiesiog tos bendruomenės bendravo, šeimos kurdavosi mišrios šeimos ir kad tradicijos kryžminosi ir toliau bujojo. Nemuno kultūros indai šiuo atveju labai stipriai skiriasi nuo kitų kultūrų indų. Ir jų charakteringas dalykas yra tas, kad viršutinė briaunelė dekoruojama gana gausiai ir šiuo atveju ir iš išorės, ir iš vidaus tie ornamentukai spaudinėjami. Dažniausiai šitie ornamentai yra tokie natūralios prigimties, tai yra ne kokie nors tenais įmantrus, sakysim, kokie spaudukai, o tiesiog matosi, kad natūraliai lūžęs pagaliukas
arba šiaip koksai, pavyzdžiui, archeologijos eglės nuomonė, kai kur panaudoti ir gyvulių dantis ir panašu, kad taip ir yra. Bet man tai yra mįslė, kodėl, kokiu tikslu dekoruoti ir vidų, ir išorę, sakysim. Vienas dalykas ir viena klausimų grupė yra metafizinė, o kita tiesiog grožio. Nes mes praktiškai neturėdami šitų indų, turėdami tik keletą šukių, tai nelabai galim spręsti apie jo, sakysim, tą gražiąją pusę, skonio kažkokio buvimą ar nebuvimą. Ir kai padarom pilną rekonstrukciją, tada jau mes galim vertinti. Tai šiuo atveju jie yra tikrai labai įdomus, tokie saikingai dekoruoti ir tas saikas irgi yra vienas iš šitos skulptūros elementų. Apie molio sudėtį šiek tiek kalbėjome susitikimo pradžioje. Eigoje išsiaiškinau, kad puodai skiriasi ne tik dydžiu ar dekoravimu. Kiekvienam puodui buvo kuriamas specialus molio masės receptas. Yra toks dalykas, kad jeigu mes patikrinom ir tas funkcionuoja, veikia, tai akivaizdu, kad mes norim tą kartoti ir negadinti, o tobulinti nebent. Šiaip jau organinės priemaišos, priedai, jie bet kuriuo atveju pakeičia molio savybės, to molio, kurį mes randam tiesiai iš žemės, išsikasam, riebų molį. Ir įvairiais laikotarpiais jisai būna įvairūs tie priedai. Šiuo atveju Nemuno kultūrai mes turim dabar 3, sakysim, tokias priedų rūšis. Tai viena iš jų grūstas granitas, kita būtų tai kapota žolė. Sakau kapota, nes jei būtų jinai ištisinė, ne kapota, iš jos formuoti būtų labai sunku ką nors. Ją minkyti beveik neįmanoma būtų. Yra tiesiog toks įdomus dalykas, kad praktiškai molis su organiniais priedais jis yra lengvesnis už mum įprastą molį. Todėl, kai lipdai kartais kilnoja, yra toks tarsi nesvarumo būklės toks pojūtis. Ir paskui, kaip matot, jeigu plėšiam į gabaliukus molį, tysta toks plaušas. Tai irgi, ką mes iš to galim daryti išvadą, kad kai lipdom aplinkui šitą mūsų volelį, tai jis, kaip sakoma, kartais jį lengviau lipdyti, negu tai būtų paprastas molis su grūstu granitu, kaip mes turim šiek tiek jau vėlesnės tas masės sudėtis. O kur yra kapota žolė, tai aplamai jį gali spaudinėti, jisai tysta kaip guminis, jis netrūksta, laikosi. Taip kad čia formuojant indą, tas yra privalumas. Ir man šiek tiek kaip ir gaila, kad organika liesinama molį išstūmė mineraliniai priedai, mineraliniai liesikliai, bet ką darysi, taip jau yra. Ir pagal sudėtį vizualiai bent jau labai panašu, kad tai buvo dar vienas dalykas, tai buvo mėšlas. Šiuo atveju greičiausiai briedžio mėšlas galėjo būti. Dabar šie visi priedai suteikia tarsi armatūrą tokią. Ir šitų priedų tikslas tai yra būtent daryti šukę atsparę tiesioginiai liepsnai. Tai jeigu mes pažiūrėsim, kaip funkcionuoja šitie puodai, tai jie visai šauniai, žodžiu, mes keletą metų, kol mums kažkas eidamas nenuspyrė to indo, nesudaužė, tai mes naudojam vieną induką daug metų. Kiekvienais metais jame virdavom ir arbatą, ir šiaip maistą. Būtent tokia indė, kuriame buvo molis, mėšlas ir daugiau beveik nieko. Gyvosios istorijos ir archeologijos renginiuose turime pačias geriausias sąlygas plačiai pažinti istoriją. Nuo pokalbių su archeologais iki gyvos rekonstrukcijos stebėjimo ir rekonstruotų indų panaudojimo pagal paskirtį. Tad keliaukime į Kernavę, kur ir lipdysime ir ragausime. Kernavės Kalvio sodyboje vienu metu vyksta kelios rekonstrukcijos. Gyvenamojo namo viduje užkurta krosnis.
Dūmai kaip mat užpildė visą patalpą, o kai jie išsisklaidys, mėginsime 14 amžiaus puode išsivirti košę. Kieme darbo sąlygos geresnės. Vita lipdo 10-ajame amžiuje šiuose apylinkėse populiarų puodą. Akmens amžiaus neolito Nemuno kultūrą ir vėlyvąjį geležies amžių skiria keli tūkstančiai metų. Tačiau puodas lygiai taip pat auginamas kaip ir akmens amžiuje, su molio juostomis. Esminis lipdymo technikos skirtumas tai, kad epochoje, kuriai atstovauja Vita, puodų gamintojai jau atrado ir naudojo stovylą. Čia toks pusiau lipdymas, pusiau žiedimas. O kada tai pastebėjo, apžiedinėdavo labiau, kol galų gale suprato, kad nerankinis žiedimo ratelis yra patogu, o kojom spiriamas ratas yra patogiau, nes tada rankos laisvos. Ir vėl technologija, kaip sakoma, patobulėjo, pagreitėjo tų visų lipdymas, kokybė pagreitėjo, nors lipdyti, žinokit, ilgiau tarnauja negu žiesti, jeigu naudosi maisto virimą. Nuotraukoje 1998 metais tyrinėto Varliškių pilkapio radinys. Originalas šiuo metu eksponuojamas Kernavės muziejuje. Varliškių pilkapinė paprastai vieno mirusiojo kapui buvo priskiriami 2 puodai. Tai gali būti, pasak akademikos Kulikauskienės, puodai palydovai, kur šalia sudeginto ar nesudeginto mirusiojo yra pastatytas puodas arba keli puodai su maistu ir gėrimais, kuris bus reikalingas, kaip manė tuo metu žmonės, jam jau pomirtinėme gyvenime. Greičiausiai vienam puode buvo kažkoks gėrimas, kitam galbūt valgys. Čia jau sunku pasakyti, kokia jų paskirtis. Galbūt skirtingi gėrimai, pavyzdžiui, midus ir alus, kur vienas gėrimas midus simbolizuoja gyvybę, o alus mirtį, kadangi vienas skanus, kitas nelabai kitokio truputį pobūdžio. Vienas kartus, kitas saldus. Na, čia mes galim tik samprotaut, kaip tai buvo iš tikrųjų, bet tas puodas buvo toks tvirtas, kad neatsargiai kasęs studentas 2 kartus sudavė kastuvą per jį, bet puodas beveik nenukentėjo. Jis tikrai stebuklingai išlikęs. Varliškių pilkapiuose surasti puodai nevienodai atlaikė laiko išbandymą. Skyrėsi dydis ir dekoravimas. Pačius išraiškingiausius puodus Vita jau buvo tyrinėjusi ir rekonstravusi. Tad geras rezultatas buvo nesunkiai nuspėjamas. Grįžtu į Kalvio namą. Ant stalo išrikiuoti indai su produktais ne tik edukaciniai pavyzdžiai. Viskas bus suvartota renginių ir eksperimentų metu. Košiai reikalingų ingredientų buvo daugiau negu reikia. Pristatyti tai, kas pateko į puodą, palieku patiekalo gamintojai, archeologai, rekonstruktoriai, mamai Daivai. Štai mūsų katiliukas keliauja į krosnį. Čia yra pridėta perlinių kruopų, užganėdinau dar truputėlį mėsytės, yra paršiuko šoninė. Ir truputėlį dar nors ir nesmirda, įdėjau raudonėlio. Bet tiek, čia biškį pažarstysim, tuo ugnytę kabint šitą puodą, nors aš šį biškelį turiu giliau pastumsiu. Ir kiek jisai turėtų šitoje krosnyje išbūti? Na, mano laikais mesgi laikrodžio neturėjom. Bet manyčiau, kad dabartiniam žmogui galiu pasufleruoti apie pusvalandį. Nedaug. Nedaug. Greitai įkaista molinis puodas. Jeigu įkaitusi jau krosnis, ten karščio pakanka, tai tada jis greitai ir išverda. Nors dūmai išsisklaidė, abejoju, kad susėdusiai prie stalo Kalvio šeimai tais laikais pavykdavo užuosti gaminamą valgio kvapą. Laukti košės gaiviame ore prie Vitos dirbtuvių buvo kur kas patraukliau. Stebint sparčiai iš molio juostų auginamas sieneles,
Kilo įtarimas, kad lipdyti tokius puodus galima be ypatingų žinių ar patirties. Čia aš tik bandau ir dabar jeigu atkurti taip, kaip buvo, tai man gal reikėtų kokių taip kelių mėnesių bandymų, kad va būtent tą įgudimą pagauti, kuris va yra fakte puode. Va. Tai va, tiesiog tas, kad užtrunka, nes va, jeigu apžiest gali mokėti, bet va, to, kaip sakoma, kokybiškai padarius, ne visi puodai jie buvo tokie labai ir kokybiški. Būtent pataikint kaip toks, ne visi matyt mokėjo kokybiškai apžiedinėti, nes vat, yra tokių gan grubių indų, yra gražių puodų. Kiekvienas puodas vos ne atskira respublika ir jeigu nori rekonstruoti, yra labai daug turi prisitaikyti. Pagal grubumą tai tikrai darė belekas, šalia tų grubių, kurios darė belekas, yra tikrai kokybiškų ir labai dailių, tai ten jau buvo įgudę meistrai. Tiesiog matyt, visai buvo. Ir taip teikčiau. Puodą, kurį mes matome ekspozicijai Kernavės muziejuje, kuris jau imituoja apžiestą keramiką, nes jie yra charakteringa bangelė ir matoma, kad tas puodas, jo viršutinė dalis, jo pakraštėlis jau šiek tiek lygintas, taisytas ant besisukančio stovylo. Tai jau yra pats pirmas žingsnis link puodų žiedimo. Tai yra apžiestas jau puodas. Kuo ilgesnės tokios bangelės, netankesnės, tuo greičiau buvo sukama. Bangelių, pavyzdžiui, darimo jau turi skaičiuoti, kiek dantukų buvo. Kitas puodas, pavyzdžiui, kitoks skaičius dantukų. Nes šitas konkrečiai va puodelis, tai čia darytas su 7 dantukais, o apačioj braukta yra su 3 dantukais. Apačia yra juostelės, čia ties kuria vieta, čia kažkur. Bangeles ant puodo Vitai pavyko padaryti tik iš antro bandymo. Nežymios improvizacijos rekonstrukcijose galimos, tačiau šiuo atveju gaminama kopija. 10 amžiuje puodo vartotojams tikriausiai būtų tikęs ir pirmasis bangelių variantas. Laikas reliatyvi sąvoka. Šiandien turime laikrodžius. Tačiau rekonstrukcinius procesus nutariau matuoti taip, kaip ir prieš istoriniais laikais. Darbo pradžia ir darbo pabaiga. Puodas buvo nulipdytas greičiau, nei krosnyje išvirė košė. Tiesa, puodą dar reikės išdegti lauže, na, o košę beliko tik suvalgyti. Traukiam savo puodą, na, pasižiūrėm, va, žiūrėkit, garuoja. Va, kruopytės visos sulipusios, matau. Vandenukas išgaravęs, štai dedame ant stalo. Vieną valgytoją būsi tu, antrą valgytoją būsiu aš. Aš pasiruošusi. Pasiruošusi. Nu, neklausiu tavęs, ar teko valgyti medinių šaukštų, neklausia. Tai dabar žiūrėk, vyriausia esu aš, tai pirmą pakabinu. Oi, kaip čia sulipo. Va, o dabar jau tu gali. Puodų paskirtis archeologinių puodų nuo pat to laikmečio, kai žmonės išrado keramiką, yra labai svarbu, kiekvienam rekonstruktoriui labai svarbu ir tiksliai žinot, kam tas puodas buvo naudojamas. Juokingai atrodo, kai nepatyręs rekonstruktorius pradeda laidojimo urnai gaminti maistą. Man teko vienam festivalį matyti, kai rekonstruktoriai kepė tokiam puodė viščiuką. Ir jiems, mūsų džiaugsmui, puikiai pavyko. Jie sugebėjo taip sudeginti, per ilgai laikydami lauže, kad gavosi tikras viščiuko degintinis kapas. Kokia ir buvo reali to puodo paskirtis, nes jis iš tikrųjų tai yra urna. Ir tai visiškai ne maisto ruošimui skirtas puodas, maisto ruošimui visai kitaip atrodo keramika. Ir todėl svarbu tokių klaidų nedaryti. Kiekvienas puodas turėjo savo paskirtį. Kalvio krosnyje košė išvirta maisto gamybai skirtame puode. Todėl ir patiekalo ragavimas neapsėjo tik vieno šaukšto turinio degustavimu. Košės užteko ir pietums, ir vakarieniai.
Labai skanu. Ar druskos netrūksta? Sakyčiau, kaip šiuolaikiniam skoniui tai trūktų. Bet aš kaip pati mažai jos valgau, tai man puikiai užtenka. Tai dabar išduosiu paslaptį. Nedėjau ne kruopelės. Kasdienis patiekalas tai jau kaip visada. O druską palaikysiu kažkuriai šventė. Na, kabink dar. Čia dar mėsytės pabandyk pakabinti, važiuok šviečia. O? Su grybais čia, ne? Taip, įdėta, dar dygsta biški grybai, tai šviežių grybų įdėta. Nepraleiskite progos paragauti košės iš molinio puodo ir jūs. Tai tikrai gardu. Ačiū keliaujantiems kartu ir tęsime ekspediciją po savaitės. Šią ir kitas laidas visada rasite LRT mediatekoje. Iki kitų atradimų.